laukas, kelias, pieva, upė, la 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 la. Gražiai iš jų išaugo vienas žodis Lietuva. Lietuvos miškai tai yra brangiausias Lietuvos turtas. Ne veltui jisai vadinamas žaliasis auksas. Tai aš manau, kad tai labai svarbu tą, ką Lietuvos miškininkai daro, kaip jie puoselėja, tausoja kraštovaizdį, nuo jų sprendimų, nuo jų atliktų darbų, tai priklauso mūsų ateities kartų gerovė. Turbūt iš pirmo žvilgsnio neatspėtumėte, kad vyras su tvarkingu kostiumu šiuolaikinėme biure yra antros kartos miškininkas, o jo darbo stalą dažnai pakeičia miškai. Tai mano vizija ir mintis yra tame, kad reikia taip valdyti, puoselėti miškus, kad tiesiog nebūtų gėda po to prieš savo vaikus ir anūkus. Gražiai pasakyta, bet svarbu viską įrodyti darbais. Ta Andrius Mierkis ir daro, o jam vystyti atsakingą įmonės Baltic Forest Group veiklą padeda ES pinigai. Prieš 5 metus jis gavo Lietuvos kaimo plėtros programos paramą pagal priemonę investicijos į miškininkystės technologijas. Norintiems ne tik gražiai kalbėti apie savo miškus, bet ir į juos investuoti, kviečiame pildyti paraiškas pagal šią priemonę nuo rugpjūčio 1 iki rugsėjo 30 dienos. Tikrai galima įsigyti ar tai benzopjūklus, ar tai krūmapjovės, galima pretenduoti paramai traktoriui su savikrovė priekaba suderinta, galima tik savikrovė priekabai, medvežiai, galima kažkokiam tai biokuro ruošos kažkokiai tai technikai. Paramą į miškininkystės technologijas gali gauti privačių miškų valdytojai, savivaldybės, labai mažos ir mažos įmonės. Svarbu žinoti, kad pareiškėjai turi užsiimti miškų ūkio veiklą netrumpiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo ir iš šios veiklos gauti ne mažiau kaip 50% visų veiklos pajamų. Andriaus įmonė atitiko visus reikalavimus, bet iki to momento reikėjo sunkiai dirbti. Tai mūsų startas, kaip ir visų mirtingųjų, turbūt prasidėjo nuo to, kad įstatinis kapitalas siekia 10 000 litų. Įmonė Andrius įsteigė, kai Lietuvoje siautė finansų krizė ir tai buvo pirmasis iššūkis. Realiai veiklą pradėjome vykdyti po poros metų, tai aišku, pirmi metai buvo tikrai sudėtingi, neskaičiuodavom nei darbo valandų, laiko. Andrius darbavosi be išeiginių. Pirmi 3 metai realiai buvo praktiškai be atostogų ir be savaitgalių. Ta prasme, viskas buvo skirta darbui. Viskas atsipirko. Dabar jaunas miškininkas valdo kelias įmonės, kuriuose dirba 20 žmonių. Mūsų metinė apyvarta siekia apie 3 milijonus eurų. Ta prasme, uždirbame ir pelno, nes nesame labdaros organizacija. Natūralu, tas pelnas yra investuojamas atgal į įmonę, vykdomos investicijos, tai tos veiklos tikrai yra begalė. Dabar Andriaus tikslas yra plėstis ir valdyti daugiau nei 1000 hektarų Lietuvos miškų. Ir jis žino, kad tikslą pasieks. Juk prieš 7 metus, kai ėmėsi savo verslo egzaminą, jis išlaikė puikiai. Viskas buvo nuo švaraus balto popieriaus lapo, viskas buvo pradėta nuo nulio. Startą aš pradėjau vienas su savo idėjom, tikslais, strategija ir dabar turim, ką turim. Tai, kad Andrius dabar tiek daug turi, jis dėkingas savo tėčiui, kuris jį supažindino su mišku. Nuo mažens buvau susietas su mišku, esu antros kartos miškininkas, kadangi mano tėtis yra pirmos kartos miškininkas, visą gyvenimą atidavęs pašventęs valstybinių miškų puoselėjimui, valdymui. Todėl nuo mažens tekdavo mums kartu važiuoti į miškus, žiūrėti, kaip vykdomi darbai. Ir to pasiekoje ir pabaigiau Lietuvos žemės ūkio universitetą, įgijau miškininkystės bakalaurą, taip pat magistro laipsnį turiu. Diplomuotas miškininkas dabar jau savarankiškai strateguoja savo valdomus miškų plotus. O investuojant į miškų technologijas, jam labai padeda ES pinigai. Parama privačiam miško savininkai tiesiog yra būtina, nes pasinaudojus ją, tu gali ne tik tai konkuruoti su aplinkiniais rinkos dalyviais, bet ir efektyviai planuoti ir vykdyti savo įmonės darbus. Baltic Forest Group paramą pagal priemonę investicijos į miškininkystės technologijas gavo prieš 5 metus. Emocinis fonas tai iš tikrųjų buvo tokių minčių, kad galime ir negauti tos paramos, bet kadangi atitikome visus reikalavimus,
taip, galima sakyti, atsidūrėme tų laimingųjų sąraše ir gavome paramą. Už gautus pinigus investicijoms Andrius nupirko šį miškovežį. Be paramos tokią techniką pradedant verslą būtų beveik neįmanoma įpirkti savo jėgomis. Miško technikos kainos iš tikrųjų yra labai įspūdingos, nes modernaus, efektyvaus, pažangaus medienvežio kaina siekia apie 220 000 eurų. Tai realiai ne kiekvienas mes gyvename name, kurio yra tokia kaina. Kaip juokauju, tai namas ant ratų. Toks prabangus butas ant ratų padėjo Andriaus įmonei konkuruoti miško versle. Akivaizdu, kad investicijos į modernes technologijas kainuoja milžiniškus pinigus, todėl miškų savininkai gali pasinaudoti valstybės paramą ir pagal kaimo plėtros programos priemonės investicijos į miškų plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą, veiklos sritį investicijos į miškininkystės technologijas gauti iki 65% kompensacijų tinkamoms išlaidoms. Maksimali parama projektui gali būti 50 000 eurų vienam projektui, o per visą laikotarpį iki 20 metų pareiškėjas galėtų pretenduoti gauti 200 000 eurų. Visiems susidomėjusiems reikia žinoti, kad paraiškas paramai gauti galima teikti nuo rugpjūčio 1 iki rugsėjo 30 dienos. Andriaus pavyzdys įrodo, kad tikslo pasiekė nebijantis popierizmo ir turintis tikslą. Būtent šios savybės jam padėjo įveikiant ir kitą iššūkį Pagirių miške. Šio miško tvarkymo darbai sukėlė didžiulį rezonansą Pagirių bendruomenėje. Gyventojai išsigando, kad bus iškirstas miškas. Gavosi taip, kadangi mūsų įmonės vertybės yra ne tik tai miško teikiama ekonominė nauda, bet mes ir atsižvelgėme į miško teikiamą socialinės, rekreacinės, aplinkosauginės funkcijas. Dėl to priėmėm sprendimą, kad nors ir teisiškai mes galime kirsti plynai, šitame miško plote vykdyti neplynus kirtimus. Bendruomenė gerais ketinimais patikėjo ne iš karto. Visuomenė buvo informuota, kokie kirtimai bus vykdomi, kokios mes laikysimės pozicijos. Deja, jie labai nepatikliai žiūri apskritai kiekvieno medžio nukirtimą. Po atrankinio kirtimo gyventojai net nesuprato, kad darbai jau baigti. Kas šitam miške buvo atlikta, tai šitam miške buvo tiesiog iškirti neperspektyvūs medžiai. Po to buvo sausuoliai, vėjovartos, sutvarkytos, išvalytas dalyje valdos trakas. Tai aš manau, kad šito miško tiek estetinė, tiek sanitarinė būklė ženkliai pagerėjo, lyginant su tuo, kokį mes jį pirkome. Pasirodo, ne tik Pagirių gyventojai, bet ir daugelis Lietuvos žmonių nežino, kada medį nukirsti būtina. Tai dar vadinama miško derliaus nuėmimu. Yra toks dalykas, kad kiekvienas daiktas, tiek gyvas, tiek negyvas, turi savo gyvenimo trukmę. Tai anksčiau ir vėliau ir šitas miškas, jeigu to miško laiku neiškerti, tai vis tiek pablogėja jo sanitarinė būklė, medžiai nusilpsta, yra tikimybė, kad jį užpuls kenkėjai ir jis tiesiog savaime išvirs. Arba nusilpęs medynas prie didesnės audros, uragano ir vėjo, didelė tikimybė, kad bus pažeistas ir išvartytas. Andrius pasakoja, kad miško derlius imamas priklausomai nuo medžio rūšies. Pušynai subręsta 100 metų, eglynai kertami 70. Visą laiką turi būti protingumo kriterijai ir reikia žiūrėti ir į racionalumą. Negalime mes visų Lietuvos miškų padaryti saugomom teritorijom, nes turime pasižiūrėti, kad kiekvienas iš mūsų savo gyvenamoje aplinkoje naudojame medienos produktus. Visą medieną iš Pagirių miško derliaus miškovežiai pristato į fabriką. Tai fabrikas, kuris gamina kofruotą popierių, plaušo plokštę, tualetinį popierių. Ir neatmetu tikimybės, kad pavyzdžiui šitos Pagirių bendruomenės nariai, apsipirkinėdami savo supermarkete, nusipirks tą popierių, kuris buvo pagamintas iš čia augančių medžių. Bijantiems, kad nuėmus visą Lietuvos miškų derlių liksime be žaliųjų plaučių, jaudintis nereikėtų. Vietoj iškirsto miško atsodinamas naujas, mūsų ateities kartoms. Tai atlikus tos kirtimo darbus tiesiog yra atkuriamas naujas miškas, jis yra puoselėjimas, ugdomas, kol vėl sulaukia brandos amžiaus ir tada vėl sekantį kirtimai. Galbūt jo pasodintą miško derlių nuims sūnus Matas, bet jei jam miškininkystė nepatiks, Andrius turi atsarginį planą, kam palikti žaliuojančius miškų plotus. Tai nebejoju, kad beveik 99% įsitikinęs, kad kažkam tai reikės palikti.
Nebent yra keletas pavyzdžių, kaip pavyzdžiui, galbūt pastatysiu bažnyčią visiems miško savininkam, o savo verslą atiduosiu kokiam paramos fondui ar tai miškų savininkų asociacijai. Iš jų išaugo vienas žodis Lietuva. Laukas, kelias, pieva. Upė, iš jų išaugo vienas žodis Lietuva. Vieni kitų nepažinodami, bet to pačio tikslo vedini, Dzūkijoje darbuojasi sutuoktiniai Audronė ir Romualdas Pašukoniai. Jie kaip ir Andrius prižiūri miškus, kad atėjus laikui galėtų šeimos verslą perduoti vaikams. Sūnus Paulius dirba taip pat čia pas mus ir dukra Gabrielė šiuo metu rašo bakalaurą. Ir dukra nori grįžti, irgi nori dirbti čia. Sutuoktiniams smagu žinoti, kad visas jų gyvenimo triūsas nenueis veltui. Žinoma, kad niekur nelekia nei užsienį, nei į didmiesčius, o kad grįžta čia be abejo labai smagu. Ir kad turi tokių minčių, pagalvojimų, kaip ką galėtų kažką tai savo žinias pritaikyti būtent čia mūsų įmonėje. Pašukoniai į gimtinę iš Kauno užsiimti miškininkystės verslu parvyko prieš 14 metų. Įmonė įkurta 2002 metais. Taip ir, žinoma, ta technika buvo žymiai primityvesnė. O dabar sutuoktiniams priklauso 600 hektarų miško ir lentpjūvė. Prieš 14 metų jie viską pradėjo dviese, o šiandien jie tapo patraukliu darbdaviu daugeliui provincijos žmonių. Žinoma, prasidėjo gal nuo 2 žmonių, tai įmonė. Šiai dienai turim 58. Taip, apie 60 žmonių. Taip. Su pasididžiavimu Romualdas pasakoja apie pagrindinius klientus. Gaminam stalių gaminius, ten matmenys labai dideli tikslumai. Šie pirkėjai yra švedai ir kokybės tikrai reikalavimai yra labai aukšti. Tam, kad dzūko miškas ir mediena net pikčiausiems konkurentams asocijuotųsi su kokybės ženklu, sutuoktiniai suprato, kad būtina investuoti į miško technologijas ir paprašė kaimo plėtros programos paramos pagal veiklos priemonę investicijos į miškininkystės technologijas. Prašėm parama, tai čia dar buvo litais, tai kada parama nesiekia daugiau kaip 150 000 litų, tai eurais tai būtų apie 44 000 grupiai. Tai ten yra tokios paprastesnės sąlygos, gali pats, žodžiu, visą dokumentaciją užpildyti, nereikia jokių verslo planų. Tai vat mes tokios prašėm paramos. Dabar pagal Lietuvos kaimo plėtros programą 2014-2020 metams pagal priemonę investicijos į miškininkystės technologijas bus renkamos naujos paraiškos nuo rugpjūčio 1 dienos iki rugsėjo 30. Didžiausia galima paramos miškui suma sudaro 50 000 eurų projektui. Galbūt žmogus ir neketina ženkliai plėstis, gal jis nori tik kažkiek atsinaujinti, nežinau, ar tai kažkokia galbūt miško kirtimo galvutė vien tik tai savo harvesterį atnaujinti. Tai vėlgi tai yra galimybė kreiptis ir gauti iki 50% projekto vertės. Prašant paramos, itin svarbu atitikti visus reikalavimus. Ta patvirtina ir ponia Audronė, kuri rinko ir pildė visus dokumentus. Klausimų pasiskambini. Ir taip po truputėlį žingsnis po žingsnio ir susitvarko. Iš tikrųjų galima sutvarkyti. Reikalavimai ir kalnas dokumentų ponios Audronės neišgąsdino, bet jos vyrui buvo kilusi mintis viską mesti. Jam kaip reikia pasirašyti, jisai sako, jeigu dar reikės, tai jau tada. Ne, tiesiog bet popierių labai daug, papkių tiek sukrauta. Gerai, kad žmona visus Romualdo bumbėjimus praleido pro ausis, nes paramą jie gavo ir įsigijo gyvybiškai svarbios technikos miškui tvarkyti. Vadinasi, miško priekaba Kesla su manipuliatoriu. Pažiūrėkite, kaip atsiperka šūsnis sutvarkytų dokumentų.
Žingsnis po žingsnio domiesi, klausai, ką tau sako, ką tau reikia pristatyti, surinkti, kokius dokumentus, tai ką. Tariesi iš tikrųjų, konsultuojasi. Taip gražiai vienas kitam padėdami Audronė ir Romualdas tvarkosi ne tik šeimos versle, bet ir gyvenime. Prieš 14 metų sutuoktiniai net svajonėse neįsivaizdavo, kad pavyks sukurti tokią infrastruktūrą. O ir abejonių, ar verta kraustytis iš didmiesčio atgal į gimtinę, kilo ne vienas. Pora susitarė ne iš karto. Ką žinau, ne iš karto gal. Ne iš karto, bet sutarėm. Pradėję nuo 6 hektarų miško, dabar sutuoktiniai sau gali leisti miestietišką gyvenimo būdą kaime. Labai sunkiai, bet pasistatėm namą savo. Nuosava mūsų labai tikrai gražus sklypas yra prie ežero. Šiuolaikiškas namas, visos sąlygos ir tikrai neblogiau negu mieste. O dabar šiais laikais, kaip sakyt, ar nuvažiuoti į koncertą, ar sakysim į sporto varžybas, tai čia, žinot, ar į Kauną, ar į Vilnių, tikrai daug laiko neužima. Gražiame gamtos kampelyje Audronei ir Romualdui nestinga pramogų. Nauja sutuoktinių aistra – Danieliai. Labai iš tikrųjų. Labai įdomu, labai, verta pamatyti tuos gyvūnus. Ponia Audronė kai kuriuos Danielius sugebėjo prisijaukinti, nors jie baikštus gyvūnai. Pavyzdžiui, kreivalūpė jau nebijo imti mėgiamą batono net iš rankos. Audronės ir Romualdo gyvenime viskas atrodo lyg pasakoje. Gražus namas ant ežero kranto, šalia nerūpestingai ganosi Danieliai, aplinkošė miškai, vaikai čia Lietuvoje, darbuojasi šeimos versle. Atrodo, ko dar galėtum norėti. Bet sutuoktiniai džiaugiasi tyliai, kad neatbaidytų sėkmės. Juk viską kūrė sunkiai dirbdami ir savęs negailėdami. Dirbam, o ta sėkmė, tai žinot, toks dalykas, labai reikia iš tikrųjų daug dirbti. Kada dirbi savo, labai reikia apie daug ką galvoti, mąstyti, dėlioti. Eiti pirmyn ir nesustoti. Toks paprastas, bet tvirtas sutuoktinių planas. Vieną dieną jie svajoja turėti 2000 hektarų miško. Mes taip iš didesnę pelno dalį tikrai investuojam į miškus. Kaip pasakyčiau, ilgalaikę perspektyvą. Šiai dienai mes turim kažkur gal apie 600 hektarų miško. Noras, žinoma, kiek nupirkti to miško, kiek dar reikia turėti. Noras tiek, kad nereiktų pirkti žaliavos, sakysim. Miškų savininkams jokia paslaptis, kad gerai prižiūrint savo žaliąjį turtą, jo vertė rinkoje kasmet kyla, tačiau vien tik žinojimo nepakanka. Reikia specialios technikos, kuri pasitarnautų ne tik miško modernizavimui, bet tuo pačiu ir miško ekonominės vertės kėlimui. Kalbant apie pačius miškus, reikėtų paminėti tai, kad kiekvienais metais Lietuvoje yra atnaujinama nuo 3 iki 4 tūkstančių įvairių miškų. Tai yra atnaujinami nauji plotai, tai yra pasodinami nauji medeliai. Bet miškas vėlgi tai nėra ta tokia terpė, kuri veiktų be infrastruktūros. Džiugu, kad prieš kokius 10 metų turbūt galbūt galima buvo sakyti, kad tikrai miško savininkas visgi ieškodavo greitesnių, patokesnių būdų, kaip pasipelnyti iš to miško, iškirsti, natūralu. Tai dabar, pažiūrinti tą paskutinį programavimo laikotarpį, 2007-2013 metų, tarkim, paramos priemonės miškų sektoriui, jos tikrai tolygiai populiarėjo. Ir tai reiškia, kad žmonės sąmoningai domisi turbūt, ir ta parama turbūt, aišku, tą skatina. Ir natūralu, kad pradeda žmonės puoselėti, galbūt tvariai žiūrėti į tą miško valdymą. Specialistas išvelgia ir dar didesnę miško ūkio modernizavimo naudą. Atnaujinus technologijas atsiveria galimybė plėtoti naujas veiklas miškininkystės sektoriuje, produktų perdirbimą ir pardavimą. O tai leidžia išlaikyti esamas bei kurti naujas darbo vietas. Tokiu būdu skatinama viso rajono, kuriame yra miškas, ekonominė plėtra, mažinamas skurdas. Svarbu pastebėti ir tai, kad miško ūkio modernizavimas gali padėti pereiti prie aplinkai draugiškos veiklos, kai naudojami efektyvūs ir aplinkai nekenksmingi ištekliai. Kalbant apie tas technologijas, apie investicijas į miškininkystės technologijas, kuo jinai skiriasi nuo praeitojo laikotarpio? Tai pirmiausia, anksčiau visgi galėjo ateiti, parama buvo ženkliai didesnė, pavadinkim taip, ir galėjo eiti tos stambesnės įmonės.
pirkti tuos pačius miškovežius, galbūt bandyti investuoti ir įsigyti į jau tuos didesnius harvesterius, tuos miško kirtimo mašinas. Ir lyginant su dabar įgyvendinama priemonė, tai situacija truputį pasikeitė. Dabar yra numatyta parama daugiau stimuliuoti tą miško veiklą kaimo vietovėse tiems smulkesniems subjektams. Ar tai galbūt kažkokiam individualią veiklą vykdančiam miškininkui rajone, galbūt kažkokiam smulkiom, mažom ar labai mažom įmonėlėm. Primename, kad Lietuvos kaimo plėtros programos parama pagal priemonę investicijos į miškininkystės technologijas bus renkamos nuo rugpjūčio 1 dienos iki rugsėjo 30. Didžiausia galima paramos miškui suma 50 000 eurų projektui, o visų 2014-2020 metų laikotarpiu negali viršyti 200 000 eurų. Norintis gauti paramą turi užsiimti miškų ūkio veikla netrumpiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo ir iš šios veiklos gauti ne mažiau kaip 50% visų veiklos pajamų. Atminkite, kiekvienas mes galime padėti augti miškams, tai reikia žinoti, kaip į juos investuoti. O kol kas gera žinoti, kad mūsų darbai atsiperka su kaupu. Reikėtų pasakyti, kad per praėjusį laikotarpį yra įrengta miškuose daugiau nei 2000 įvairių poilsiaviečių, privažiavimo poilsio aikštelių, įvairių tokių vietų, kur atvažiavęs miesto gyventojas galėtų pasidžiaugti gamta, kur atvažiavęs miesto gyventojas galėtų susipažinti su mišku ir iš tikrųjų, nebūdamas specialistų, pamatyti, kad miškas tai yra ne tik tai medis, tai yra ne tik tai augalas, tai yra iš tiesų tai yra vieta, kur galima ir pailsėti, ir atsigauti, ir pasisemti geros energijos. Politika Lietuvos gana aiški, tikrai išsaugoti pirmiausia turimus miškus ir galbūt net ateityje juos plėsti. Vienas žodis Lietuva.